shall wordt samen. Ik weet het echt als rieder, som rond aan het weren. Atvažiavom į Castle Ward. Namas, pilis, nežinau kaip čia tiksliai pasakyti, bet šitam visam parke buvo filmuojamos 6 scenos iš Game of Thrones, Tronų žaidynių serialo. Kaip ir minėjau, anksčiau pats nemačiau to serialo, tai gal bus sunku kažką atkartot, bet pabandysim parodyti jums tas vietas. O čia va tik tais įėjom ir žiūrim va toks grožis apačioj. Nežinau, kamera perdoda visą tai ar ne, bet va visokias tulpės, juodas, baltos, geltonas, kokių tik tais nėra. Tokie gražus gėlynai. O ten prieky yra tas Castle Ward House, namas pats, kurį irgi bus galima eiti vidų ir mes jį aplankysim. Čia va gerai, nereikia niekur kirutės palikti, va galim su savim pasiimti, va Oksaną galim su savim pasiimti. Palikti nereikėjo šį kartą. Oras pasakiškas visą dieną šiandien mums lepina papolnai, kaip sako. Įdomu jai. Einam. Aišku, Oksana nebūtų Oksana, jeigu mes nebūtume pasileidę tų tulpių pažiūrėti. O Jėzus Marija, kaip jis savo angry. Matėt, čiutkyras nepapjovė, lygioj vietoj. Iš pasalų, matė? Iš pasalų, palaukė, kol Kyra praėjo ir čiut nepapjovė. Kyra neįsigando net nei biškį. Bet Oksana kaip šoktelė. Oksana įsigando, galvoja, kad Oksana papjausina. Jo. Taip tylu ir... Ir iš niekur toksai. Iš niekur nieko. Babaužis kaip dėja. Kur einam? Einam ten? Tai neįsim tavo tulpių pažiūrėti. Tai pažiūrėjom iš viršaus. Nu jo, tenais jau tulpiautojų nemažai yra. Na, galvojom, kad būsim vieni, kaip visada, bet... Ką, tulpinam iš čia? Tulpinam iš čia. Varom. Kyra rodė, kur eiti. Varom į namą, pažiūrėsim. Kas per namas čia? Kyrai kaip visą laiką reikia viską apmyšti. Pasižymėti jai reikia. Ten jau pasižymėjus pakankamai. Publikaksis. Bet tas pats toksai augmenija visą aplinkui tokia faina. Medžiai tai čia geri, žiūrėk. Tokios galingos medžiai tokie rimti. Čia tai gerai atrodo, ką palyginus su manim. Nu na. Taip toks įspūdingai namelis atrodantis. Zai, tokį įsinuomotumėm, kaip mums būtų. Ką čia nuomotis, nusipirksim? Nusipirk. Nu gerai, nusipirksim. Bet kokias 2 savaitės tvarkai kambarius. Ir kai baigi vėl eini tvarkyti. Turėtum veikti ką, ir zuiki. ratuku eitum taip aplinkoje, ne? Visą laiką turėtum ką veikti, nu. O čia rašo, a pathway inspired by history. Tipo šitas takas įkvėptas istorijos. Nu, įspūdingai atrodantis namelis. Nudažyčiau aš Ir žiūrėk, ateik čia ir pamatysi, va, iš to namelio koks vaizdas. Wow. Per šoną žiūrint. Neblogai. Gerulis vaizdas, kai tik čia kažkas gyvendavo. Kažkada. Gal įsiaiškinsim, kas užeisim į vidų, pasižiūrėsim. Sakė, galim eiti, jokių problemų. Va, šiandien yra self-guide tours. Va, nuo 11 iki 4. Ežys yra, kojom pasivalyti. Na. Nereikia net bilieto rašti. Kokia liustra graži. Nu, įėjimas va toks. O čia gyveno viena šeima. Visas šitas pastatas buvo pastatytas 1760 metais. Tai buvo antras šitos šeimos namas. Ir kas įdomu, kad šitas pastatas yra 2 dalių. Viena pusė pastato yra pastatyta gotišku stilium, o šita, kur aš dabar vaikštau, yra pastatyta klasikiniu stilium.
Tai va šita moteris ir va šitas vyras, kuris yra šitoj nuotraukai, va, būtent jie pastatė šitą pastatą. O prieš tai senasis pastatas De Winterville buvo vadinamas, tai ten, kur Game of Thrones buvo filmuojami, jis buvo pastatytas pats pirmas. Tai va, einam, parodysiu, kur buvo valgomasis, va būtent šitas stiliaus klasikinė. Oksanos neleido, Oksanos sakau neleido, su Kyra negalėjom eiti į vidų, tai Oksana pasiliko lauke. Ir liepė nusiimti man selfie sticką, negalėjau lasdelės naudoti, nes sako, kad žmonės netyčia nenudaužtų kokių indų, kurie vat yra būtent dar iš tų laikų išlikę. Visi porcelianiniai indai ir visa kita. Tai va čia būdavo valgomasis, kur susirinkdavo valgyti vakarienės. Čia būdavo butlerio kampas, kur vynus tiekdavo ir visa kita. Va čia, jeigu matot, va yra rankenėlės ant sienos viena ir tenais antra rankenėlė. Tos rankenėlės buvo skirtos pakviesti tarnam. Tas rankenėlės pasukinėdavo ir tarnai va prašytas va slaptas duris tokias, per jas atbėgdavo visą šitą vakarienę atnešti to, ko jie norėdavo. Tai va čia Vardų šeima gyveno. Labai pasiturinti žmonės tais laikais. Jie pradėjo čia gyventi nuo 1590 metų iki, va, nežinau, 1800 ten kažkelintų. Man sakė, bet aš nespėjau užfiksuoti. Tai va, einam sekantį kambarį apsižiūrėsim. Toks dvaras įspūdingas iš tikrųjų. Čia va buvo biblioteka jų laikų. Nuotraukėlė visokių pridėta. O čia va jie sėdėdavo ir skaitydavo savo prabangės knygas. Matė, knygų kolekcija 2000 knygų, kurios buvo kolekcionuojamas nuo 1706 iki 1824 metų. O tokios knygutės. Universal History, universali istorija, biografija. Nu jo. O, tokie laiptukai geruliai. Ten privatus, žiūrėk, rodo, ten užėti negalim, bet čia gongas toksai geras, ne? Čia Oksanai sambatus tokį gongą. Nežinau, parašykit komentaruose, norėtumėte tokiuose namuose gyventi. Aš tai nelabai. Biški gal per daug būtų. Čia da biški dar čia neinam, dar biški einam į viršų. Kažkaip be lasdelės biški nepatogu vaikščioti. Nes noriu baigti apžiūrėti klasikinį stiliaus. O čia va arbatėlė. Levandus kvepia. Oi, kaip kvepia levandas skaniai. Bet kai ateini, va čia va visas tas pastatas, visą laiptinį kvepia. O kiek čia istorijos gražiai prikabinta visokios. Ant kiekvieną kampą galima sutikti žmogų, kuris vis kažką biškį bando papasakoti. O, Miss Hopkins. Hello, how are you? I'm still on the classical side, yeah? Yes, this is the classical side, then the Gothic is to the back. I'm trying to walk through the classical Through the first, classical yeah, first. yes. O čia, kiek suprantu, kažkokie miegamieji. Va. Čarlzas 1658-1735, biški akis žiūri skirtingas pusės, bet nieko. Man irgi kartais akis žiūri skirtingas pusės, jeigu alaus daugiau pagerti. Wow. Nu, miegamieji, galiu pasakyti, tikrai prašmatnus buvo tais laikais. Ne tais laikais, bet kas turėjo pinigų, turėjo prašmatnius miegamosius.
Čia mikroskopas, žiūrėk, koks gerolis. Ar ne mikroskopas, nežinau, nerašo, bet panašu į mikroskopą. Čia Mary Ward. Ai, čia svečių buvo miegamasis. Krūtai atrodo. O, čia buvo vaistinėlės kažkokios. Aliejukai visokie. Nu, čia toliau neleidžia užeiti, kiek matau. Nu ką, einam į gotinio stiliaus pusę. This wardrobe is original to the house. When it was built in Gotinio 1760, stiliaus they had miegamasis. furniture made in the house, so people came in and actually built this in the room rather than building it. Remember? Stiliukas. Yeah. Yeah. And except you needed a special person to do it, you couldn't do it yourself. And he really was a craftsman when you look Ir at sako, kad va šita spinta buvo būtent iš tų laikų the dar way the likusi. wood is. You can see the runs of the different pieces of wood. It's not just one big piece of wood put in. And when you put in this one comes out the back there. Nu, čia, kiek suprantu, švarinimosi kambarys. Jo, va. Skutimas į reikmenis. O, vaizdas koks pro langą geras. Apsipraust. Čia tarnai atnešdavo vandeniuką. Ir va prausdavosi. Šuko visokių šepečiukų. Raguožės. Ir norėčiau tais laikais pagyventi ir nežinau, ir bijočiau, kad nenusitručinčiau kom nors. Nes yra tikimybė kom nors apsitručinti. Nu, va, gotiškas stiliaus dar vienas miegamasis. Su sidabriniais visokiais įrankiais. Veidrodėlis, šepetys. Ir va toks va. Lovelis ir visa kita. Lovikės mažykės. Gotiško stiliaus. Nevalgomasis, bet toksai buvo užsiėmimų kambarys vadinamas. Tai va, čia tik tai šnekėdavo, kavutę gerdavo, kažką paskaitinėdavo, va, grodavo pianinu, žaisdavo šachmatais. Bet tai kokios lubos įspūdingos. Gilynai tokie. Krūtai tokie jaučiasi dvasia visą pastatą. Va. Valdiukai visokies lėkštutės, viskas greičiausiai rankom buvo piešta kažkada. O, žiūrėk, yra ir tų azijiečių. Iš kažkur išlindusi. O, ir aš buvo privatus sitting roomas, kambarys, kuriame užsiimdavo savo visokiom tai veiklom. Vau, čia koks įėjimas. Nu, va, dar vienas pokelių kambarys gotiško stiliaus. Čit nesusikeikiau, kaip galingai atrodo. Laikas, čia man patinka. Vazos kokias galingas, pažiūrėkit. Ir viskas paveikslas nukabinta pieštais rankutėmis. Nespausdinti, nedaka, nors viskas nupiešta. Labai gražu.
Va. King Charles. Ir dainelė, kurią grodavo kažkada. Įspūdingai, tikrai įspūdingai. Verta aplankyti, atvažiuokit, pasižiūrėkit. Čia mes užtaikėm gerai, kad nuo 1 iki 4 galima vaikščioti kur nori ir nebūtinai su jokiais gidais vaikščioti. Aišku, įdomu pasimti ir tą gidą, bet jisai labai daug man reikėtų versti. Čia buvo pavadinimas ryto kambarys. Pusryčių, kaip ten sakė man prieš tai. Bet sako, labai kažkaip jis nepanašiai padarytas į pusryčių kambaris. Nu, man irgi taip atrodo. Nelabai jisai panašiai padarytas į pusryčių kambarį. Bet va, atrodo įspūdingai viskas. Čia galėdavo rašyti istorijas, knygas visokias. O tokie tarnai atneždavo kavą. Tokias pavargėjusias lubas biškį. Įdomu, kas tose knygose prirašyta, paskaityti tokias knygas. 1935, 34, 36. Golfo lazdas kampe. Super, parašykit jūs, ar jums patinka tokias vietas aplankyti. Tai va, kaip ir sakiau, šitą va pusę namo yra klasikinės stiliaus. Dabar apeisim aplink namą ir pasižiūrėsim, kaip jinai atrodo iš gotiškos stiliaus pusės. Jisai, namas. Na va čia va yra gotiškoji namo pusė. Įdomi ir sugalvok tokį padaryti variantą, ką? O čia va toks va vaizdas iš to namo. Jeigu ten matosi tokios jachtos, tai praeitą savaitgalį ten prie tų jachtų neiriau, ten yra nuskendęs laivas. O dar vieną įdomą istoriją papasakoju, va, nežinau, matosi, nesimato. Ten miestelis matosi kitoj pusėje krantą. Tai čia kita šeima gyveno. Ten gal buvo tik tais keli nameliai. Ir tai moteriškiai nepatiko tie nameliai, sako, jie gadina man vaizdą, aš nenoriu, sako, matyti. Tai ir tie žmonės, kas ten gyvena, buvo paprašyti įsikraustyti. Vieni sako, kad jiem buvo sumokėta, kai įsikraustytų, kiti sako, kad greičiausiai, kad jiem tik buvo pasakyta įsikraustyti. Aišku, mes tos tiesos dabar jau nesužinosim, bet kad ir tais laikais pinigai viską darė, faktas. Pasakiau ir neždinkis vadinasi. Bet tai kokia čia senumo medis, jūs man paaiškinkite. O, ir zaicas išlindo. Kiek gumbų visokių, kiek čia šakų visokių buvo. Ąžuolas ne, turbūt. Ne.
Nesakai? Ai, nu jo, lapai ne ąžuolą. Bet tai kokia senumo, pasižiūrėk, kas čia per... Kas čia jau tokia, čia vienis įkaltas. Čia jisai matė paliubomų visas tas šeimas nuo 1590 metų. Įspūdingai atrodo, ne? Nu va, atėjome iki tos Game of Thrones filmavimo vietos. Nežinau, jeigu jūs kažką atpažįstat, duokit man žinot, nes aš neįsivaizduoju. Tai jau čia rašo, kad šita vieta buvo naudojama kažkokio brano kritimui, Robo lankininkystei, Sero Rodricho galvos nukirtimai ir karaliaus Roberto atvykimui. Tai va, čia tokis bokštas. Kažkokias arklidės, nelabai suprantu, kas čia. Einam tą kiemuką parodyti? Einam, aišku. Einam, parodysime tą Va, kiemuką. čia autobusais atvažiuoja žmonės, turistai. Va, toks bokštas. Senoviniai laikrodžiai 1807 metų. Būtų smagu papulti į tą, ne? Bet visur viskas uždaryta. Matomai čia gal žinai, kažkada gal atidaro, kai turistų grupė kokia nors atvažiuoja. Nu, dabar tai viskas uždaryta. Old Castlewood Tower House. O iš tikrųjų va tas kiemelis toksai. Čia turbūt ir vyko tos visokios lankininkystės ir taip toliau. Tai ką čia rašoma? Gal netgi ir galvą nukirto būtent šitam kiemelį. Toks vat. O iš tikrųjų tai čia dar buvo būtent ta vieta, tai vieta, kurioje buvo pirmas namas šitos šeimos pastatytas, tai buvo prieš 1760 metus, 1590 berods jie čia pirmą kartą atsikraustė. Tai va dar čia kažkur turėtų būti žolės lopinėlis. Į sveikatą. Oi, ačiū. Žolės lopinėlis paliktas, išpjautas, kuriame stovėjo kažkada tas namas. Pabandysiu aš jį surasti. Nes to pirmo originalaus namo jau nebėra, jis buvo medinis ir jį nugriovė ten. Kažkas, kai buvo užpuolę, dabar neatsimenu, kas man sakė. Tai va, o kas liko tik tais žolė įspaudas. Čia tokie geri bėgiai padaryti. Čia tokie bėgiai padaryti taip ir gabena, parodyta, matyt, kaip čia tokius. negabendavo, čia per pusę skeldavo rastą, matai? A, okei. Va, toksai va peilis būdavo. Stumdamo chebra rastą ir per puselę va. Žiūrėk, ten koks rastas. Kokia diduma irgi. Nu, ir va, matai, diržas toksėja. Ten turbūt kokie 4 arkliai, kaziukas visą tai varė. O čia va. Tu nori eiti pasižiūrėti ten, bet ai ten po šio parduotuvę. Neįdomu man ta parduotuvė. Ne, čia kiemukas tik tai. Girdžiu, vanduo bėga vidai. Ai, tai matomai, žiūrėk, vanduo gal. Sukdavo tą Vanduo ratą. sukdavo tą ratą, jo, o tas ratas sukdavo visą šitą mechanizmą,
kuris ir pjaudavo tą rąstą. Išsiaiškinam. Gerai, ką protingi esam. O jiem į vidų pasirodė, protingi buvo visai. Taip ir buvo, va. Ten kažkas įsidaro, va, tas sukas. Ir visą tą reikalą. Jauna medžius tas būdavo, ne? Jauna, rastas per puselę. O technika buvo, a? Technika buvo. Tai tokia technika, bet tokias va pilis iš akmenų kaip statė. Va čia tai buvo technika. Na, sakau, gražus čia miestelis toksai neblogas. Tik tai tiek gaila, kad uždaryta visur viskas. Bet matau, ten kažkas taip apsirengia tokiais tais rūbais, dar anais laikais, kai buvo, einam pasižiūrėsim. Gal ten spektaklis koks vyksta. Yep. Now I can still remember. Would you like to hear Hello. Norse songs, Wow. Viking themed music? By a band called Vardruna. They did the music, the cultural music for Vikings. And this is where the Vikings longships were. So, would you like to hear what it sounds like? I can kind of remember it. I don't have to. Okay. So, it sounds like this. Kval, frender, sjálfur sama. Norskir aldrei fænar til góðan geitur. Kval, frender, sjálfur sama. Veit aldrei som dagan dvern. Thank you very much. Don't get too excited, go. Nu ką, papuolėm? Sakiau, geras šou bus. O čia buvo kas? Čia buvo gidas, kuris turistus atvežė. Ir jisai padainavo taip, kaip dainuodavo vikingai tais laikais. Na, kaip smagu tokį gidą turėti, ką? Superiškai. Dar rūbus davė tokius krūtus. Kad visi pajustų savo Game of Thrones dvasią. Tai va, parašykit komentaruose, jeigu atpažinot kokią nors vietą iš čia, nes aš nematęs to serialo, Oksana irgi nemačius. Galbūt pažiūrėsim, nes dabar čia aplankėm ir yra daug daugiau jų, būtent filmavimo vietų, tai aplankytumėm gal jas visas. O šiandien, mūsų video kaip ir į pabaigą. Pakosimės, meškerės viniuosimės ir važiuosim namo. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit laiką, subscribe ir susitiksim už kelių dienų. Te.